Labas, Kristina ir Justė. Taigi, visų pirma, tai atsiprašau, kad tiek ilgai dėlsiau. Vis ruošiausi, bet tam buvo 3 svarbios priežastys. 3, taip. Tai va, pirmoji, laukiau, kol nutils visas šurmulys, apsiprasit, iškopinėsit medų kelionę ir grįšit namo į Lietuvą. Tada, kai jau sulaukiau, kai grįžot, saulės niekai Prienuose nebuvo. O kadangi saulės nebuvo, tai negalėjau sveikinimo filmuoti, kai saulės nėra tai baisiai atrodau klipuose. Na, o trečia, tai tikriausiai pati svarbiausia priežastis, kodėl laukiau. Tai norėjau, kad būčiau pati paskutinė, kuri jūs pasveikins. Nežinau, ar pavyko, bet vėlgi dėl savanaudiškų priežasčių. Norėjau, kad mane ilgiau prisimintumėt. Taigi dabar tiesiai prie reikalo. Sveikinu iš visos širdies, jūs pagaliau sumainius aukso žiedelius. Ir linkiu 100 metų gražiai vaikščioti susikibus už rankučių. Taip pat susilaukti kokią 50 vaikų, o prieš vaikus paauginti 30 šuniukų, 20 kačiukų, 10 triušių, 5 jūrų kiaulytes, na ir kokį 1 žiurkėnukų. Na, o jei rimtai, tai dar kartą sveikinu jūs su gražia švente ir linkiu būti labai laimingiems. O skriptum, Kristina kažkada atvažiuos į Kauną su Agne ir tavim pažiūrėti tavo nuotraukų. Agnė informavo, kad buvo labai gražu, šventė buvo fantastiška ir aš tikiu, kad buvo labai smagu. Taigi laukiu įspūdžių pasidalinimo ir vaizdinių įrodymų. Šiam kartui tiek, atsisveikinu iš sodo ir saulėtų Prienų. Čiau!